Lygi ir švelni oda buvo ir yra tobulo grožio standartas, todėl nepageidaujamų plaukelių šalinimas yra įprasta šiuolaikinės moters kasdienybė. Siekiant geriausio rezultato ir ieškant tinkamiausios technikos, pravartu žinoti galimus plaukelių šalinimo metodus. Šį rytą apie saugų ir patogų moterims plaukelių šalinimą namuose kalbamės su kosmetologe Monika Launikaityte. Skirstomi tokie kaip du pagrindiniai nepageidaujamų plaukų šalinimo būdai. Tai būtent trumpalaikis ir ilgalaikis. Ir vien jau kaip nuo pavadinimo trumpalaikis, tai yra efektas pakankamai trumpas, kažkur nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Nes pats plaukas pašalinamas arba tik nuo odos paviršiaus, arba su visu plauko folikulu tiesiog iššaunamas iš odos. Tai trunka pakankamai ilgai, tas nepageidaujamų plaukų efektas. O ilgalaikio plaukų šalinimo būdas, kuomet ne tik pašalinamas plaukas su visu plauko folikulu, bet tuo pačiu naikinamas ir derminis plauko spenelis, ta visa gyvoji plauko dalis, kuri teikia maitinimą tam, kad plaukas gyvuotų, kad egzistuotų ir kad augtų. Tai ir efektas išlieka kažkur net nuo 3 mėnesių iki pusės metų, iki metų, paskui tik labai retais plaukais pavieniais atauginėja. 4. kurso studentė Augustė ilgai domėjosi apie ilgalaikius plaukelių šalinimo metodus namuose, kol vieną dieną jos akį internete patraukė viena naujovių – fotoapeliacija. Ieškodama informacijos, mergina teigia prisiskaičius įvairiausių komentarų apie šį metodą, todėl nusprendė pasikonsultuoti su specialiste ir išsiaiškinti fotoapeliatorių veikimo principą ir pati išbandyti, kaip saugiai jais naudotis. Buitiniai fotoapeliatoriai, kad skurti labai elementariai, kad būtų pakankamai nesudėtinga naudoti, kad nekiltų kažkokios didelės grėsmės. Ir beveik analogas profesionalių fotoapeliatorių, kurie naudojami ir klinikose, tačiau labai stiprus yra klinikiniai patvirtinimai, labai stiprus medicininiai patvirtinimai ir suteiktos pakankamai svarios komisijos atrinktos garantijos, tokios kaip FDA, tai Amerikos maisto ir medikamentų sanitarinė priežiūros tarnyba. Viena griežčiausia ir iš tikrųjų labai svariai griežčiausia tarnyba, kur sutikrina visus leistinus prietaiso saugumo skleidžiamus blyksnius, kokie gali būti pavojai. Viskas labai sutikrinama, patvirtinama, kad būtų kuo mažiau komplikacijų. O štai jums ir profesionalus paaiškinimas, kaip veikia buitinis fotoapeliatorius. Tie visi buitiniai fotoapeliatoriai veikia selektyvios fototermolizės būdu. Tai reiškia, kad šviesos blyksnis, kurį paleidžia fotoapeliatorius, atkeliauja iki mūsų plauko folikulo, pačio dugno. Ten pasiema tarpininką melaniną, tas mūsų odos pigmentas, plauko pigmentas, plauko dažas, kuris lemia mūsų plauko spalvą. Tada temperatūra folikulė pakyla iki kažkur 50-70 laipsnių ir taip sunaikinamas derminis plauko spenelis. Tas apačioje, ta visa gyvoji plauko struktūros dalis, kuri augina plauką. Neiškrenta kartu su plauku, jeigu mechaniškai šalinam, bet jį augina, jį brandina. Moterys, norėdamos turėti glotnią be plaukelių odą, turėtų prieš įsigydamos fotoapeliatorių žinoti, jog pradžioje neužteks vienos procedūros. Tačiau, kaip sakoma, grožis reikalauja aukų. Kiekvienas buitinis fotoapeliatorius, kiekviena firma turi savo naudojimos instrukcijas, tą patį grafiką. Plius minus tokie bendri patarimai yra pirmus 2 mėnesius naudoti kas 1 savaitę arba 2, paskui po 3-6 mėnesį naudoti kas mėnesį ir vėliau naudoti pagal poreikį. Ten, kur atauga plaukeliai, juos nuskutam ir šaunam tą blyksnį. O vėliau po metų kažkur netgi procedūros praretėja iki kartą į mėnesį. Tiesiog nebelieka poreikio. Taigi, kaip supratome, maksimaliems rezultatams pasiekti reikia turėti kantrybės, tačiau reguliariai atliekant procedūras, akivaizdų rezultatą pamatysite jau po 2 naudojimosi savaičių. Tiesa, fotoapeliatorių šviesos blyksniai yra skirtingi, todėl pradėjus šią procedūrą vertėtų nepersistengti. Patys fotoapeliatoriai turi šiek tiek proto, kaip aš sakau, nes yra odos spalvos sensorius, tai jeigu oda per tamsi, o plaukas per šviesus, tiesiog nebus paleistas blyksnis, užsiblokuoja. Tai nudegimo galimybės yra maksimaliai sumažinamas. Kiek įmanoma, kiek prietaisas tai gali padaryti. Tai realiai pradžiai nuo 1-2, vėliau tie blyksniai didėja. Jeigu nėra kažkokių šalutinių poveikių, natūraliai su laiku didinam. Iki
pačio didžiausio režimo ir paskui jau visos likusios procedūros lieka ties didžiausiu režimu. Kosmetologė Monika Launikaitytė įspėja, jog kitų plaukelių šalinimo procedūrų naudojant fotoapeliaciją darytis nederėtų. Nepatartina naudoti jokių kitų plaukų šalinimo būdų, tai yra tiek depiliacijos visos, tiek epiliacija rotaciniu epiliatoriumi, tiek vašku, tiek cukrumi, lieka tik skutimas odos paviršiuje, cheminės medžiagos, kur tirpdo plauko žvynelius, tačiau turi likti pats plauko folikulas, pats svogūnėlis, tas maišelis, kad nepakeistų fazės į vėl pradinę augimo. Na ir pabaigai dar vienas praktiškas specialistės patarimas toms, kurios susigundė reportažo metu fotoapeliaciją. Renkantis buitinį fotoapeliatorių reiktų atsižvelgti į skleidžiamos šviesos aplikatoriaus plotą, tos lempos plotą. Jeigu jinai yra maža, tai automatiškai reiks dažniau daryti arčiau kiekvieną tą impulsą ir irgi procedūra gali šiek tiek prasitęsti. Jeigu didesnis pats plotas, tas kvadratinis centimetras, tai didesniais tarpais atliksim, greičiau pasidarys. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog nepageidaujamus plaukelius fotoapeliacijos metodu galima sumažinti net iki 60–70%. Pagal instrukciją nuolat naudojant fotoapeliaciją poreikis šalinti nepageidaujamus plaukelius gali sumažėti net iki 1–2 kartų per metus. Taip pat verta paminėti, jog naudojantis buitiniu fotoapeliatoriumi ilgalaikiai nepageidaujamų plaukelių šalinimo rezultatai pasiekiami gerokai mažesniais kaštais, o kas svarbiausia mums moterims, visa tai yra atliekama išsaugant asmeninį privatumą ir diskretiškumą.